Init televizija kartu su studija Baltų Atlantida kviečia žiūrėti televizijos laidą Gyvenu čia. Pažvelgsime į vieno mažo Lietuvos kaimelio paprastų žmonių gyvenimą. Jūs suprasite, kad neteisinga pastaruoju laiku formuojama nuomonė, jo kaime nėra iš ko pragyventi, kad nebelyko nagingų žmonių, o dažnai televizijose rodomi asocialūs žmonės, gyvenantis kaimuose, greičiau yra išimtis, o ne taisyklė. Dažno paklausus, o kaip pragyventi kaime, išgirsime aimanas. Darbo nėra, dauguma čia jau prasigėrusių, jaunimas, kas tik galėjo į užsienius uždarbiauti išvažiavo. Tačiau, kaip sakoma, tik senoliai ant išėjimo Anapilin paliko. Tačiau pavažinėjus vieno atsitiktinai pasirinkto Skapiškio kaimelio gatvelėmis pastebi, kad peršama nuomonė prasilenkia su tuo, ką matai. Kiemai tvarkomi su čia pat puoselėjimais gėlynais, žmonės tvarkosi, o šalia parduotuvės besiburiuojančių ir svaigalų ieškančių daugiau miestuose nei kaime. Kiekviename Lietuvos kaimelyje atrasi taip vadinamą auksarankį ir dar ne vieną, kas nepamainomas statybininkas, dailydė ar šiaip nagingas visų amatų meistras. Kaime gyvenant viską ir išmanyti reikia, sugedo traktorius, pats ir susitaisai, o galiausiai pasirodo, netgi pasigamina pagal savo poreikį tokį traktoriuką ir iš to, kas po ranka. Štai vieną iš tokių auksarankių mes ir kalbinome, kuris po savo sodybą mielai sutiko pavedžioti ir papasakoti, o mums paliko tik išpūtus akis klausytis ir stebėtis. Dabar padirbau mamą iš akmenio paminklų, pastačiau pas kapų. Spjauju iš akmenio kryžių. Na. Diskeliu šitą balveką didžiųjų. O čia prūdas paties kas? Ne. Man tik čia mano taliuoti. Čia užsadinta, čia beržai 2000 metais sadinau. Ir čia yra 2 ir 3 nuliai. 2000 metų. A, jūs paišydavo beržų visą? Jo, va. Vidury eglutė stovi, va, nulys aplink va. Tarpas ir vėl nulys. Bet 2 tai nežyma, va, šitie tai labai žyma. Bet yra nuliai. Na. Bet dabar jau matai nuo 2000 metų. Paklaustas, o kaip kaime su nuotekų valymo įrengimais atšovė, kad pats pasidarė, nes televizorių pažiūri ir su siaubu mato, kad už ES įrengti centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai, jas eksploatuojančių įmonių nesąžiningumu, jiems ir kelnes paskutinės numaus. Ką mums tie centralizuoti, jų galima mažus, lokalius, mažai gyvenvietei skirtus nuotekų valymo įrenginukus, o išvalo oho dar kaip, kvapo jokio, net žuvis dar gyvena. Ten laiptai iki įeina 11 Dar lyno yra? Linų vakarieniai pasigaunat? Linų ne. Kokių karpių ką. Ne gaudavau aš ne. O dabar vėl šiemet įleida. Sudrumišę vandenį. Tik spėt stebėtis ir spėlioti ir pirštais rodant klausinėti, o kas čia, o paskui atsistebėti negali išradingumu ir nagingumu. Nu štai sukas iš čia, ten navėja sukas. Tada yra stabdys, sėsk. Reikia pasispėti. Čia va stabdys yra, jeigu stabdžios traukia, bet šitaip suktis nelabai kas gaunas. A čia va gas 5-1 tiltą užpakalinę stabilą. Na. Guolį, ratas užpakalinę gažiavęs ratą. A čia va šitų tada užtraukia, stabdys. Tada sustabdė. A kaip pačiam tokia mintis ateina, kaip
padaryti? Na, nežinau, negalvoju. A per kiek laiko tokios supynės pasidarai? Kad lygiai išsidirbė. Biški kap, kad. Tai, kiek čia laiko, vienam pavasarį sumiškirti, nedaug darbo. Čia buvo kitas planas dar. Na čia per kiek laiko pastatyti šitą pirtį? Vienam, pavasarį, tais metais susirenčiau, o kitais metais pavasarį čia pastačiau. Tai vienas? Vienas. Nu, jis parodė. Sūnus pridėjo. Taip jau, žinai, va, vidurį dar įrengti reikėjo biškį. A, kam man reikia? Va, jau čia sūnus dirbo šitas. Duris šitas, čia jau aš padirbau pas visas. Čia paprastų klingį. Paprastai visą. Senybiškai. Per porą valandų? Na. Nu, einam prie gyvaitės parodyti. Na, ką čia išpjaustys. Išpjaujau su rezaku ir švaistiklis pirmėnų Maskvyčio šadytą buvo ryšlę. Spynas čia be padirbtos, tiek to garažo. O spynas tai čia labai paprastas, va. Va, raktas koks yra. Čia, o jas užsisukau, užsifiksuoja. Atfiksuoja. Ir tada paprastai kaip sejybinė buvo. Čia tai garažiai nori jas, stačiau viską pas baidakose padirbti. Na, kas čia pas tave yra? Užėk pavyzdžiui pasakyk. Baidakose. Čia tik tai pjauti griozės padirbau. Čia tai paminklų dirbau, iš akmenio dabar kapų pastačiau. Iš akmenio pjaušiau. Čia dabar suolą dirbau, pasisup. Čia norėjau dirbau visas, va. Grūdams suskravo trušai. Tai kiek metų pats jau dirbi taip? Tai čia jau prieš pabiškį, kai pinigų turi būdavo. Pabiškį dirbi, 5 metus stačiau, aš čia stačiau. Buvo kaip Mūrijos sienos Amerikoje Nagložės įsirėžė lėktuvas. Tad tais metais aš čia stačiau. Tai nieko čia kūdė, kaip visi taip prieš. Ai, čia tokia supynė. Tai kur čia bus? Čia bus prie prities. Tai čia priekį jau verti, vagas užverti, o užpakalį padirbi. Vagas. Tai. Tas traktoriukas važiuoja? Važiuoja. Nu, atsisės už vairo. Užvėsi ar ne? Užvėsi, jeigu. Nu, atsisės. Šiandien verčiau tam jie, užverčiau vagelas. Ne, jie šlapiai jalė, tik sunkiai jau. Tokia technika tarytum iš fantastinio filmo, bet paprašius pasirodė, kad ne tik užsiveda, bet ir važiuoja. Dauguma gali pavydėti, naujos kainuoja baisingus pinigus ir dar genda, o va su šita važiuok ir važiuok. Visus darbus savo padarai ir kaimynam padėt gali. Šičių tų ąžuolų nupjojau, tėviškės buvo ąžuolas ir ganyklas žuvo. Išbuvo labai kokios 8 metus sausas. Stočias. Nupjojau jį, sakau, kokiam parketui gal. O paskui paėjau, sakau, nu kas nieko, sakau, pavėsinį dirbsiu. Dirbau, nebereikia. Kaip padirbau. Nu dabar sakyk, vis tik tai kaime žmonės darbstus ar nedarbstus, ar prie šnapso visi? Ne, nu kas, kurie vienetai yra. O tai dirbi, dabar biškių pasileido žmonės. Dabar jau... O ko trūksta, kad žmonės, supranti, visi sako, kaimo žmogus visi šnapsų geria. Ko trūksta, kad taip rankas turėtų, tai to padarytų, tai to darytų? Vieni, kurie dirba, turi ūkis, dirba, o kurie nedirba, tai jam nepasamdysi, jie benori dirbti. Prastai, kaip sako, jau jam svarbu tą dieną uždirbti ir kampą pastovėti.
O kurie normalus, išvažiavo miestas, išvažiavo arba išvažinėjo, dabar kelių hektarų padaras, gaus, iš nieko jos dirbs, nieko. Nu, bet žiūrėk, pats traktorių pasidary, pats savo bulviakasį pasidary, pats savo tų... Nu, tai čia tik taip pramogos. Bet pats ir parduot ar gali, ar nelabai? Ne, savo, kiek padirbė savo. Anksčiau turėjau ūkio daugiau, ir karvių, ir 6 hektarų dirbau net žemės. Turėjau traktorių, kombainų, bet išėjau iš ūkio, išėjau iš tas Europinį dabar jie išmoksta, kad tinginiauti jau, nebereikia. Moka, kad nedirbtų. Tik duoda 300. Taigi, Brežnevas norėjo karvę, kai kolūkiečiai visi iš ten nelaikytų, jie pieno pasirinks, viską. O dabar nuvarė žmonės visusgi, kad be laiko karvių. Pavyzdžiui, Skapišky, vienetai be laiko, nebe. Anksčiau buvo kiekvienas kiemas laikydavo, kiaulių, karvių, visko. Dabar yra, nuspręs, kiek nori. Bet pašalpas gauna, tai pensijas gauni, prigyveni, kam? O kažkai čia dirbė. Būdavo dirbė, uždirbė, nieko. Nu, dabar gal geriau Europos Sąjungoje. Taigi Europos jau mes jau buvom, jau prieš Europoje, išmokas buvo nekokios, dirbi, daugiausiai dirbau, tai būtų dar tuos bus sukišo. O kiek jau tau dirbi? Dabar technikos geros taisyti reikia 100 hektarų turėti. O jeigu tu 10 hektarų, 20 hektarų, tai nieko, tai nenusipirksi, nebeta laikai. Padėkojom sodybos šeimininkui už svetingą priėmimą ir nutarėme pasižvalgyti, kasgi čia dar gali būti įdomaus šiam Skapiškio kaimelyje. Mūsų dėmesį patraukė grupelėmis į laukus skubantys žmonės. Vyrai su moterimis, lydimi vaikų ir nešini kibirais. Tokiu metų laiku grybų juk nėra. Tad kągi jie ten daro? Paklausus išgirdome atsakymą, kad skubame rinkti sraigių. Jų daug yra, o už surinktas čia pat panosėje esančias gėrybės moka tikrai nemažai. Galima net mieste gyvenantiems pavydėti ir taip vadinamus prestižinius darbus dirbantiems. Svarbu kojos ir svarbu kibirai. Ar sunkiai renkasi? Pabandyk pririnkti, žinau. Na, iš ką esi balas? Uodai. Rodai. Rodai va pradėjo labiau. Prieš tai kelias dienas buvo, tai nebuvo. Dabar atkūta, ne? Dabar jau biškai atkūta. Na tai kur jūs randat? Taigi ant žemės, nu va pasižiūrėk, Sauliau. Ant medžio, ant žemės. Sraigų, bet reikia matyti. Nieko aš ne vienas nemačiau. Čia va, žiūrėk, nori paimti. Va, taip tūpis, bent vagis. Va, taip tiesiai, eini tiesiai ir pakraščiai. Ai, tai čia daugiau kur šitos. Ilgelynai, kur supranti. Va, žiūrėk, ribas, va. Žiūrėk, čia bent 5 ar 4. Va, žiūrėk, va ten 2. Žiūrėk, 3, Sauliau, va tenai, va, žiūrėk. Žiūrėk, 3, Sauliau, va ten 3. Va. 3 va ten guli, va. Gretutė. Va, prie kojytės gretus raigė, va čia. Va tenai raigė. Va, žiūrėk, ant kopsto užlipus raigė, va tenai. Va, žiūrėkit, va čia raigės bent 2, va. Va, remut, va čia va bent 2. Čia visur yra jų pakraščiai, tik rinkim. Va, žiūrėk, tenai raigė. Čia didelė simbi tokia. Va, 3 raigės. Žiūrėkit, Sauliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pažiūrėkit, gražu. Va, čia da 1. Ai, varlė. Ne šitų gyvūnų aš nenumatysiu. Ką, ne šitų gyvūnų aš nemėgstu. Aš irgi. Nu, Gretut, susirinkim. Teik. Mes galėjome tik stebėtis, tiek daug sraigių dar niekada neteko regėti. Vietiniai visus takelius žino,
o jų pastabumui galima tik pavydėti. Bandai kameros ieškikliu ieškoti po krūmus ir tik bakstelėjus pirštu vedliams pamatai, kad visos gerybės panosėje, renka jie tarytum grybus, vienoje vietoje iškart po 5 ar 6, kur ant krūmo susipynusias, į medį beropojančias ar ant akmenų sliuogiančias. Kibirai pildosi tiesiog akise, todėl nenuostabu, kad laimikiu džiaugiasi, o azartas gena tolyn. Mažieji renka sraigės ledam ir saldainiam, o dideli žinoma namams, nes namuose reikia visko, ir vinių, ir lentų su dažais, o pinigai juk čia pat, tik pasiimti te reikia. Pinigėliai. O ko centas, jūs galvokit, kad čia centas renkat, o ne šitas raidės. Raidė. Jeigu kilogramas kiek? Litas. Kilogramas litas. Tai 0 kažkiek tada. Tai taip šiaip šitas kibras kažkur, kiek čia kainuoja? Ne, daugiau. Vietiniai ne tik pastabesni, bet pasirodo ir ištvermingesni. Miestiečiai į sporto klubus lekia ir dar pinigus moka, o kaime gyvenančiam jokio sporto klubo nereikia, tik netingėk, o nuostabios gamtos, suokiančių paukščių ir gerų emocijų joks sporto klubas neatstos. Čia pat jau planuojama, kam bus pinigai panaudoti, kokiai rūšiai saldainių ar ledų ir ko namams labiausiai reikia. Mes va tada, kai gerai mums sekės, mes per 4 valandas 100 užsidirbom. Per 4 valandas. Varė mūsų, žiūrėk, va, ir ant dirvą, žiūrėk. Va. Štai tau ir uždarbis, galima pavydėti, po gamtą vaikštinėjai ir pinigus renki, tad koksgi tas kaimo žmogaus tikras gyvenimas, ar išties taip jau blogai, kaip dažniausiai stengiamasi parodyti. Irgi per kelias vietas. Super, stop. Konkurencijos nedaro. Štai, va, žiūrėk, sraigiauja irgi, va, žiūrėk, kad tu netiesi. Tikrai, tai mačiau, išlypa tik tai na kažkaip. Ten ir griovys, pagal griovį. Tai kiek netinkit per dieną gali pririnkti? Žiūrim, kiek yr, sakau. Žinok, atsibausti. Tai po 200 sakė, po 300 net prie daminės šitas gyv. Germa toks. Ir runkėje, sako. Sako, po 300 kilo. Bet tai ten turi labai daug būti. Aš nesivaizduoju, mes audroti, va tada sakau, 4 valandas maišas pririnkam, 118 gal. Bet taip, nuo 8 iki 12 panašiai. Koks oras geriausias rinkti? Tai po lietaus geriausias. Po lietaus išlenda tada visą. Bet karšta labai odai, kaip kapoja? Tai dabar nebuvo adų, dabar va pradeda atsirasti. Va šiandien va pirmą dieną, kur labai jau iš rytą tai kapoja gerai. Dušnumas, matai, dušnumas iš karto adai pradeda atsigaut gal ir jie, paveikti šitą. Tai paskui žala jau uždyks jau hanabas, neberasi. Dabar žalas, kol dar mažai, nu tai mažų. Tai čia kiekvienam kaime yra taip, ar čia tik pasim? Tai visur, kur ir sraigių, ne visurgi jau yra. Čia va, pavyzdžiui, pakraštyse giliau įeina ir hana. Ir po vienu kitą, bet platelį kai kur. Ir būna. Reikia žinot vietą. Tai sako, kaime darbo nėra, visi prasigėrė. Visi prasigėrė. Išgeria, aišku. Visi išgeria. Bet nebėra darbininkų, nebėra ką pasimti, jau pavyzdžiui, kas rimtesnis ūkininkas. Nebėra žmonių, visi jau pavalėna. Kur va, už butelį vagi eina dirbti.
Prisibraidžioję po žolynus ir pakalbinę sraigių rinkėjus, nutarėme kartu pamatyti, kaip gėrybės virsta pinigais, kaip žmonės užsidirba sunkiu darbu, o ne gyvena valstybės pašalpomis. Duot, tegulis prisiduoda, leis lietutę man pasprausti. Va tik geik, mažutė, man geik sraigą. O tai ko maišai skirtingi? Neskirtingi. Tai va tie pirinko kitos čia juodi. Ten aš išpilsiu iš jų. Ar turi su ko užrašyti? Aha. Ai, tai gerai, Giedriaus atskirai gis nori. O. Kiek Giedriaus atrinkai? 9,70. O, Giedriaus tau jau gerai. Jau tau nemažai, žinok. Tai kiek kilogramas? Litas? Litas. Ačiū, sakyk. Oi, kad mandagu, mama, kamotina. Prisipratina. Dabar čia iki 15 pynė. Galiu tai, kad neš kibirą tą pilną susirengti. O dar reikia surūšiuoti? Po 15 kilogramų. Ne, dar ištekęs į kibirą. Dar pripils. Da yra? Da į tetę pripils šitą. Pas mane neša protingi ir kur daug. O tai sako, kaime darbo. Nebijok. Sako, kaime darbo nėra. Sako, kaime tik geria. Nu tai, bet trūksta biškį. Nedaug. Gerai. Dar, gerai. Viskas? Viskas. Nu, ne, aš Giedriau kibirą. 36-40. Nu tai kiek per visą šeimą uždirbat pinigų? Tai dabar jau 36 kiek? Ir 9? ir 9, tai 40. Tai nuo kelių valandų. Mes nuo... Bet tai skaičiu, tai vakar kiek, jau bet 2 šimtų. nu tai va, aš tu užsidirbu. Tai vis yra gerai aš skaičiu. Sraigių rinkimas tikrai nėra lengvas darbas, tuo įsitikinome ir mes, kartu braidydami po kemsynus. Tačiau visgi, kaip sakoma, kapeika tiesiog iš dangaus. Dėk centą prie cento ir jau solidi suma gaunasi. Visgi, mes ne tik nagingi, bet ir išmoningi, tad nutarėme pasidalyti su jumis ir patarimu. Jūs kiekvienas taip pat galite pasirinkti sraigių ir patys iš to, ką surinksite, pasigaminti karališką patiekalą. Surinktas sraigės patariame laikyti dėžėje, bet geriausiai, jei ji būtų ne popierinė, nes sraigės jas pradės graužti. Neduokite jokio maisto, netgi miltų. Dėžė turi būti labai sandari, nes naktį jūsų sraigės ims ir pabėgs. Po 7 ar 10 dienų sraigės užpilkite druska ir laikykite maždaug 3 valandas, kol išsiskirs gleivės. Tada jas paprasčiausiai nuneškite į dušą. Kiekvieną sraigę kruopščiai nuplaukite. Sraigės, kurios po druskos neiškiša ragiukų, išmeskite, o likusias sudėkite į verdantį vandenį. Visą tai teks virti apie 5-8 minutės. Su aštre maža šakute išimkite sraigės iš kiauto. Dabar jums teks pagrindinė ir labai svarbi užduotis – nupjauti žarnyną, kuris 3 didesnis už pačią sraigės valgomą dalį. Į puodą sudėkite sraigės delikatesą, prieskonius, žalumynus ir virkite apie 3 valandas ant labai mažos ugnies. Pabaigoje užpilkite vyno,
o druskos nereikia visiškai. Dabar paimkite tikro sviesto, susmulkinkite žalumynus, paprasčiausiai sutrinkite juos su sviestu, kapotu česnaku ir druska. Kiautus, kurie pas jūs liko ir žinoma švarius, sudėkite ant skardos, o juos sudėkite straigės. Dabar uždėkite sviesto su žalumynais ir kepkite karštoje orkaitėje, kol įsilydys sviestas. Patariame ant prancūziško batono riekelės užpilti kriauklės turinį ir ištraukti straigę. Skanaus. Mums buvo tikrai skanu. Kur tikimės, taip pat patiks ir jums. O išmoningiems patariame, juk Lietuva drąsi šalis. Pas mus nuolat atvyksta begalės turistų, tad kodėl iš tokio patiekalo jums neužsidirbus dar papildomai? Štai jums ir dar viena galimybė. Ne tik sraiges už kapeikas rinkti, bet dar ir solidžiai užsidirbti. Tuo savo laidą mes ir baigsime, palinkėdami jums sėkmės. Galimybės visos čia pat šalia mūsų. Tad kam bėgti iš savos nuostabios šalies svetur, kai galim pas save į svečius priimti ir dar gerai gyventi čia. Jos kalba mane užbūrė amžinai ir tegu ją visos negandos aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai.